Nu, šiandieną parodysiu, kaip pritvirtinti užsegimą. Užsegimą kaip ant didesnio plautų, tai labai lengva pritvirtinti, o čia ant šitų kotelių. Pirmiausia, tai aš pasirenku, kuri, mano manimu, gavusi gražiausią pusę, tai aš ją paliksiu jau link žiūrovų. O kitoj pusėje, čia tas kutukas toks biskį aptriušęs, tai aš čia ir pritaikysiu užsegimą. Aš užsegimą dėsiu kad eitų žemyn smeigt, ne į viršų, nes čia jis bus vertikaliai. Va taip. Čia geroji pusė. Gerai. Kad būtų stabiliau ir smagiau dirbti, aš prisitvirtinsiu siūlų. Apsuksiu. Kur mano siūlas? Nes nuo kautelių tai jis nuslysta. Paskui patepsiu klijais. Įsipainioju. Nu, tvirtai apvyniosiu, kad man nejudėtų. Dabar dar pasitikrinsiu, ar nepasisuko, lyg ir viskas gerai. Dar patepsiu klijais. Va, kokį įsitaisiau snapą iš Kinijos prasisiunčiau labai plonu ant galiuko. Ir jeigu reikia labai ploną siūlytę, tai jau kaip čia gerai gaunasi. Neįsitepa aplink niekur. Va. Čia tiesiog va užmaunu ant kitorių. Ir žinoma, jisai po darbo paskui sustings, bet jų daug yra. Galima vis keisti. Šitie klijai greitai stingstantys. Nežinau, kur jų būna pirkt. Čia tai aš gavau iš dirbančiaus prie baldų dovanų. Taip, reikės truputį dabar palaukti, kol sustings, nes taip pirštai labai kimba prie šitų. Ir tada taikysim lapus. Kartais labai prisireikia mažų visokių atkarpėlių, aš jas nemetu, deduosi savo į atskirą dėžutę. Ir paskui, kad ir šiam atveju man reikės dabar paslėpti visą šitą negrožį. Gal reikia man. Šiuo atveju man čia reikia plonytei saudos, nes jeigu stora, tai paskui neis užsegt. Dabar turiu pasimatuoti, kiek man reikia. Maždaug. Nusikirpsiu. Šiaip praktiškai tai darysim taip, kad lapeliais viskas užsidengtų. Kad nesimatytų, bet
Bet visada reikia daryti, kad ir nematomoj pusėje būtų gražu. Na gerai, bandysim. Atitekėk. Štai kai uodo snapukas, tik nesiurbiau priešingai. Va truputį susidreikinsiu odą ir labai šitaip klijai tauposi. O kaip, kai reikia kokiu pagaliuku ar taip užpilt kažkaip, visuomet per daug pasiima. Bet ir ilgiau užtrunka. Gerai. Dabar išsitepsiu odą. Jie greitai džiūsta šitie klijai. Ir kvapas, kai tų super moment. Bet jeigu pirštukai prilimpa, tai irgi super gaunasi. Na, bandysim neprisiklijuoti pirštų. Na jau, pirštai geriau limpa. Na, akis irgi, kas atlieka, nukirpk. Sudėtinga čia. Čia galima žaisti ir su tais, kur ne taip greitai džiūsta. Bet čia viskas bus gerai. Nukirpsim ir viskas. Ir jau užsegimas tikrai labai gerai bus prisitvirtinęs. Saugu, nejudės. Bus ir užsegti paprasta. Va. Dar šitą atliekamą nukirpsiu, kai visiškai išdžius. Dabar pabandom, kol dar nesustingau, padėlioti, kaip gražiau atrodys lapai. Lapai turi neuždengti žiedų. Lapus klijuosim iš šitos pusės, iš priekio. Buvo galima klijuoti ir iš šitos pusės. Tuomet būtų nereikia prie kotelių prisukti. Bet man gražiau, kai tas kotelis pasislepia. Būt nereikia prisukti prie kotelių užsegimų. Nes čia, kadangi didesnis plotas, tai būtų galima ir horizontaliai užsegimą klijuoti. Čia, žinokit, visada ateina mintis, kaip daryti, bedarant. Nes kartais vienai planuoju, o paskui pamatai, kad ne. Ne taip darysiu, taip gražiau. Šitą mažąjį aš galiu ir iš anos pusės. Na ne, vis dėlto. Čia netgi užtektų ir vieno to lapuko. Čia irgi, kaip jau jūs pačios nužiūrėsit. Čia kotelėje pačioj tai reiks kažkaip paskui pritvirtinti ir jis turės gražiai atrodyti. Gerai, šitą nukirpsiu dabar, kad nesimaišytų mums. Na, dabar
reikia iš šitos pusės taip sudėlioti, kad neišlystų užsegimas ir kad neužstotų lapai žiedelių. Aš pirmiausia nusprendžiau mažąjį lapelį dėti. Jūs aplamai galite nebūtinai skirtingus tuos lapelius, jūs galite abudu vienodus išsikirpti, kaip jums gražiau atrodys. Aš jau dabar suėmiau tai ir nejudinsiu. Patepsiu klijais, kad man taip kaip reikia priliptų ten, kur reikia. Oi, geras daiktas šitas snapelis. Neatsidžiaugiu. Tas lapelis aš jį padarysiu, kai jis būtų antram plane, va taip. O paskui bet kaip galima nukraipyti, čia nieko tokio. Na va, prileps. Tai pas mane, kai visada antras planas televizorius. Antras planas televizorius, kur eina kažkoks serialas ir aš jį tik tai klausau. Jau kur būna ten visokie tie turkiški, indiški, tai muziką pasileidžiau. Čia dar kai kada ir pažiūriu. Na, o dabar čia tas jau kur gražesnis. Beje, čia tie dedu tuos lapukus, kur žiebtuvėliu formavau. Ir jau jį nepalenksi nieko, jau jis kaip susiformavo, toks ir bus. O aš paskui parodysiu ir kitą variantą, kaip gavosi. Ir dabar man šitą irgi reikės kažkaip. Netgi aš galvoju, kad nereiks truputį man jį patrumpinti. Patrumpinti visada bendrai spėsiu. Žemyn naleisiu. Tai labai man užtrunka tie sugalvojimai, sudėliojimai. Na, paskui priklijuot paprastą, greitą. Na va, šitą lapelį jau aš jį nepakraipysiu, kaip noriu, kaip jis kris gerai. Gal ir gerai. Na ir dabar apačią paklijuosiu. O, už langų tik alijų ir saulutė rodosi. Oi, kaip faina būtų, jau nusibodo tas lietus. Žadėjau klevų žiedelių prisirinkti. Gėriau labai skaniai arbata. Medučiu kvepia. Ir atseit irgi labai sveika. Bet kad turbūt lietus jau bus visus žiedus nuplovęs. Bus pavėluota. Na taip. O, biskį klijai permirkau, kažkai nebus. Nebus, tik tai paskui dėmė, nieko. Tam yra irgi priemonės, paimsim ir užšešėliuosim, uždažysim. Tiek čia tų problemų. Kad nesigautų į apačią, kirpsiu. Čia irgi jūs pagal savo lapelius matysit, kaip juos. Ir dabar iš kitos pusės, kad viskas tvirčiau, gražiau, stabiliau stovėtų, irgi užklijuosim juostelę. Čia galima jau ir iš storesnės odos.
Bet gal stangresnis. Nu, šitos galiu. Nu, bandysim pritvirtinti šitą reikalą. Pabandysiu dabar su šitais. O Dieve, kaip man jie nepatinka. Nu, jie tavo, kas čia darosi. Tysta kaip nesimpatiškai čia atrodo. Gerai. Kol kas į šoną. Stok nuo manęs. Dar reiks ir šitą pusę patepti. Neatsimenu kaip. O, pasidžiaugiau, kad saulė atsirado, tai vėl apsiniaukiu. Čia jeigu paskui kitoj pusėje išlys, apkirpsim. Bet čia dėl stabilumo viskas. Žinoma, geriausia, kai oda būna visa tos pačios spalvos. Čia kadangi mano mokomoji sagė, nepardavimui, nedovanai. Liko dėmytė, bet dar neišdžiūvo mažu. Neišdžius, tai uždažysiu, užšešėliuosiu. Bet šiaip iš tikrųjų visai nebloga čia ta sagė. Dabar pasirodyt. Kaip čia man pasirodyt? O dabar kotelį tai irgi. Kaip kotelį paliksim, tik tai gražiai apdirbsim, gražiai apklijuosim. Į kitą pusę, kad apsigaubtų. Na, gal su šitais. Greičiau. Greičiau ir tvirčiau. Nu jau jie priklijuoja, tai jau labai amžinai. Nenuplėšia niekaip. Bijau, kad net pirštų neprisiklijuočiau. Įdomu, ar jūs kuri nors darote tą sagę? Ar jums čia iš vis įdomu? Nesvarbu, man pačiai įdomu. Paraičiausiu tarp pirštų, kad vėliau gautųsi. Nu, truputį nukirpsiu.
Na štai. Su kailiuku, sagė. Dabar kita oda, kitaip apdirbta. Dar čia nelabai žiūvė. Bet va šitie lapeliai, kuo gerai vielutė ta prisiklijuoja, tai aš juos galiu visai formuoti, galiu visai lankstyti. Galiu pasukti, galiu pakreipti. Ir kiekvieną kartą, manau, sakė, biskį kitaip gali atrodyti. Tai jau šitą tvirtinsim prie šitus. Aš truputį tuos kraštutinius žiebtuvėlių pakaitinau, kad jie tokie, truputį užsiriestų, nes taip tai jie vis atsistoja vis į tą pačią padėtį. O dabar jau jie žemyn nusirietė ir tokie bus, platesnis žiedelis. Viskas puikiai susiklijavo, gražiai gavosi, viskas gražu. Sakyčiau, aukštam lygiai. Nu taip. Na ir žiūrėsim, kaip šituos tvirtinti. Tai šitus mes darysime. Čia gal bus, net nežinau, gal darysim šitą kitoj pusėje. Ir užsegimą aš tada pritvirtinsiu. Nu, reiks dar čia pasukti galvą. Dar nieko negaliu daryti, nes nelabai žiūvė lapai. Viskas taip kaip merginos toliau. Čia tai dar turiu užsiplanavo sekančiam, dar vielutė neįklijuota. Man dabar labai gerai su šituo tą patį siūliukę plūnai, tik tai nuvedu, prispaudžiu vielutę ir nereik ten taip ilgai žaist, bet aš jau iš anksto pasidariau tą įdubimą, kad man vielutę tik įguldėsiu, o kai vielutė žalia, aš radau žalios vielutės. Turiu irgi iš Kinijos parsisiunčiau. Ji plonytė, bet jos man ir nereikia storos. Viskas labai čia puiku. Aš šitos norėsit galėsiu ir jums po vieną. Va čia stų vienu, dviem lapukam, o per akis. Gerai. Smagių darbų, gero oro. Ir gerų savaitgalių, nes jau nepasimatysim. Ryt važiuojam vaidint, poryt važiuojam vaidint. Pirmadienį susitiksim, merginos, iki.